aiškiai įstatymai pasakyta, kad gyvenamoji vaiko vieta yra nustatoma pagal tėvų gyvenamasis vietas. Reiškia, jeigu ginčas yra būtent dėl šito proceso dalyviui mirus, nebėra ginčo, nėra kas su ko ginčijas. Lygiai tas pats ir vaiko motinos ar tėvo teisių apribojimų. Vėlgi, pagal Lietuvos civilinio proceso kodekso 180 straipsnį, tai yra teisė kreiptis dėl tokio proceso, dėl tokio apribojimo turi tėvas. Kedys savo ieškinį nurodė pirmoji frazė, kad aš tėvas. Tai reiškia, jisai suasmenino save, jis nurodė, kad tai yra su jo asmenė. Todėl mirus asmeniui, aišku, koks turėjo būti sprendimas. Tai yra byla nutrauktina. Teismas ir priėmė tokį sprendimą, nutraukė bylą, kadangi asmuo ginčo šalis viena mirė. Nėra su kuo ginčytis. Kada nėra ginčo, liko tik vienas iš tėvų, atsiranda vienintelis klausimas, tai kaip tas vaikas, kaip su juo elgtis, kur jisai turi būti. Ir teismas priešingai kažkino tai teiginiams ar pasakymams, kad teismas negali nutartimi įspręsti kažkokių kitų klausimų. Nenoriu ginčytis ir aiškinti proceso, bet kuris teisininkas žino, kad bylos yra pabaigiamos ne tik sprendimais, bet ir nutartimis. Ir kada priimamos nutartimis, priimami klausimai, kurie sprendžiami iš esmės. Todėl šioje nutartyje, kurioje, reiškia, buvo nutraukta byla, privalėjo teismas, dar kartą pabrėžiu, privalėjo, tuo labiau, kad kaip tai lietė vaiko interesus, priimti tam tikrus sprendimus. Kokie yra sprendimai? Pirmiausia, dėl vaiko gyvenamosios vietos. Jau vien tai, kad vienam iš tėvų mirus, vaikas lieka gyventi su antrąją pusę. Tai manau, kad tai logiškas ir vienintelis galimas sprendimas. Teismas ir čia pasisakė daugiau, kad būtų visiems pakankamai aišku, ypatingai proceso dalyviams, kad vaiko gyvenamoji vieta yra su motina. Aišku, iškyla problema ir antras problemos sprendimas dėl reikalavimo, kad ar gali vaikas būti su motina. Galvos skausmas, kurį teismas turėjo išspręsti. Nemanau, kad kažką teismas neteisingai padarė, bent jau spręsdamas tai, ką privalėjo. Išnagrinėjo visus pabrėžio įrodymus esančius byloje, 19 tomų, visus pažymas, visus dokumentus, kiek tik galim visur, kur buvo bent mažiausias abejonė, studijavo tą dokumentą 3 kartus, 10 kartų, kad tiksliai įsitikinti, ar galima atiduoti vaiką mamai. Teismas dar kartą pabrėžė, kad jokių absoliučiai įrodymų byloje nėra. Mamai nėra pareikšti jokie įtarimai. Nėra nurodyta, kad būtų gal kažkoks reiškiamas įtarimas. Kažkas tai bus darom. Nėra absoliučiai. Visą laiką teismus kaltina, kad jų krinta reitingai, kad jie mažai vertinami, gerbėmieji. Teismas nėra ta dalis, kuri kažką tai turėtų patenkinti ar kažką. Teismas išsprendžia ginčą. Kaip elgsis šalis, ką jie pateiks, teismas pagal tą ir išsprendžia. Teismas negali daugiau negu reikia kažką tai daryti. Aišku, jeigu nenumatyta įstatymas. Tai už tai šituo atveju irgi. Teismas įsprendė ginčą ir tai, ar gali būti mama su vaiku, pagal tą medžiagą, kuri yra byloje. Teismas negali vadovautis nie kokių politikų aiškinimais, kad reikia laukti. Negali teismas vadovautis ir kažkokie, atsiprašau, ir žiniasklaidos pranešimais, kad kažkur kai kažkas, jeigu į bylą, tai nepateikta oficialiai. Aš tai stebiuosi, kodėl, reiškia, galėjo proceso dalyviai pateikti ir žiniasklaidos duomenis, galėjo slaptus duomenis pateikti. Teismas priimtų visus įrodymus, jeigu tik kažkas sukeltų abejonės, kad negalima to padaryti. Bet nebuvo to pateikta. Priešingai, aš nenoriu ką nors įžeisti ar kažkur tai sukelti kažkokį teisinį ginčą, bet dėl štai šitos bylos baigties, tai yra, kad jinai bus nutraukta, manau, nekėlė abejonių ir proceso dalyviams. Aš nežinau, kodėl
viena iš proceso dalyvių, aukštos kvalifikacijos teisininkė, nutyli, ypatingai savo gerbėjams, palaikintiems asmenims ir netgi tiems asmenims, kurie štai dabar susirinkę prie jos namų, kad 12 dieną jinai kreipėsi į prokuratūrą, kad būtų pradėtas procesas. Paaiškinu koks. Dėl motinos vaiko teisių apribojimų. Gerbėmieji, 12 dieną paskirtas mūsų posėdis. Joje dar sprendimo nėra. Dar neaišku, koks bus sprendimas. Bet tą dieną prokuratūroje atsidūrė kitas pareiškimas. Tai argi tai sąžininga? Argi galima, nepabaigus vieno proceso, pradėti kitą procesą? Ir netgi proceso dalyviai apie Kedžio mirtį neinformavo teismą. Taip, teismas nekurčias, jisai girdi, reiškia, ir net teismo darbuotojai mane perspėjo, kad mirė proceso dalyvis. Bet oficialiai jį atstovaujantis advokatas nesiteikė teismo informuoti, kad jo atstovaujamasis yra miręs. Tik tai teismas, žinodamas, kad gali šitaip atsitikti, nes būna bylose, kad nepraneša, reiškia, apie tai, kad asmuo mirė. Pats savo iniciatyvą užklausė apie Kedžio mirtį, gavo oficialų atsakymą. Bet oficialiai atstovaujantis to nepranešė. Ir ateina į bylą, visur pranešė, kad aš, reiškia, teisėjas išvarė. Nevariau. Aš tik paklausiau, tai kokiu pagrindu dabar čia bus žmogus. Žmogus atsistojo ir išėjo. Bet argi taip sąžiningai elgiamasi procese? Kaip nebūtų keista, procese dalyvauja aukštos kvalifikacijos teisininkai. Nepaslaptis visiems, kas Venckienė, kas jos vyras, kas toj pusėje dalyvauja. Aš nekalbu apie kitą pusę, ten kitą pusę yra kaip yra, advokatė turi, bet irgi aukštos kvalifikacijos teisininkai. Jau savaitės pradžioj, kada tik paskelbiau nutartį, nuskambėjo, kad Venckienė apskundė nutartį. Neapskundė. Nėra skundų. Aš nežinau, kaip jinai pati vertina tokius dalykus, kaip žmogus, bet teismui jinai dar kartą pateikė siurprizą, kur teismui galvos skausmas. Teismas išsprendė tą galvos skausmą. Nežinau, ar jis bus vėl kažkam tinkamas ar netinkamas, bet išsprendė. Proceso dalyvis, puikiai žinodamas, kas yra, kaip yra skundžiamos nutartis, padavė prašymą. Prašymai byloje nagrinėjami, užsiklausiant, dalyvaujant posėdyje, užsiklausiant visų procesų dalyvių pasisakymų, išklausant dėl prašymo, ir tada priimamas kažkoks tai sprendimas. Tenkinamas prašymas ar netenkinamas prašymas. Po bylos išnagrinėjimo prašymai nėra tokių. Ir jie negali būti nagrinėjimų, nes jau byla išnagrinėta, viskas, durys susidarė. Bet pateikiamas prašymas. Atskirasis skundas, kuris yra tas atskirasis, bet jisai pateiktas kaip priedas prie prašymo. Prašyme taip ir nurodyta. Priedas, atskirasis skundas, 8 egzemplioriai. Ką teisiškai daryti su tokiu prašymu? Jo negali nagrinėti. Jį turi grąžinti asmenį pateikusiam. Tai ką su skundu? Jeigu jie yra priedai. Priedai prie dokumentų tai yra parodantis, motyvuojantis, argumentuojantis prašyme išdėstytus kažkokius tai reikalavimus ar prašymus. Tai yra įrodymas. Koks įrodymas yra atskirasis skundas prašyme? Kaip juridiškai tada išspręsti tokį kazusą? Galit nuraminti visus. Teismas priėmė vėlgi saliamonišką sprendimą. Priėmė tą atskirą skundą ir parašė, kad laikyti jį kaip atskirą skundą. Bet teisinis sprendimas buvo sunkus. Nes iš kiti šauks, kodėl prašymą išnagrinėjot, kodėl prašymą priėmėt.